Vienų besiruošiančių jaudulys labai gerai matomas, beveik juntamas. Kitųgi net neįtartum, kad ruošiasi svarbiam pasirodymui. Nagli, norėjau sakyti, kad atrodo vakar matėmės, bet tikrai nesenai matėmės. Jau šou verslo ryklys beveik. Koks ten ryklys, žinai? Bet jau ne kilbukas. Kaip gyvūnėlių gelbėtojas gydytojas turit žinoti. Aš esu Naglis Mačėnas, atvykau iš Vėlionos miestelio Jurbarko rajone. Ten dirbau veterinarijos gydytoju iki šiol. Naglis Lietuvos talentų mindaugams puikiai pažįstamas, kaip ko gero ir daugeliu jūsų. Ir atvykau šiandieną padainuoti, taip kaip prieš 2 metus. Kad kalnus aš įveikčiau. Naglis mėgsta perdainuoti žinomas dainas, sukurdamas joms savus, lietuviškus tekstus. Aišku, savo šansus vertinu labai realiai, tiesiog noriu parodyti tai, ką sukūriau ir galbūt patiks žmonėms, galbūt kažkas perims po praeito sezono mano dainą, prašė žmonės pasidalinti tekstu ir iki šiol, kiek žinau, dainuoja. Ar po šio tikrai gero pasirodymo prieš porą sezonų padaugėjo katinų, šunų jūsų klinikoje? Ne, tas tai tikrai neįtakojo. Padarėte? Neįtakojo, tik tai nemažai scenų paskui teko išbandyti. Aha! Taip, Naglį daug kas kvietė koncertuoti. Todėl šeima šiemet išgirdusi, kad Naglis ir vėl ketina eiti Lietuvos talentus, švelniai tariant, pyktelėjo. Jo, su šeima buvo truputėlį, bet, sako, gal jau gana, ko tau ten, žinai. Visiems reikia, visiems tai čia, o sceninės patirties per tos 2 metus tikrai pasisėmiau iš dalies gerai, bet šeima tai sako, ir vėl tave savaitgaliais nematysim, vienu žodžiu. O jei keliais žodžiais, tai Naglis pamiršo paminėti, kad daug kur dainuoti sutikdavo veltui. Tas begalinis jo širdies gerumas. Po antro pasirodymo gal biški surambės tą širdį, sakau, matysim. O kol kas, Nagli, linkim jums kuo geriausio pasirodymo. Esat ramus, talentingas ir viską žinantis žmogus. Sėkmės. Smagu matyti jūs. Aš esu Naglis. Labas vakaras. Labas vakaras. Kiek jums metų? Man 52. Ir sakykit, Nagli, koks jūsų talentas? Aš dainuoju visiems gerai žinomas dainas, galima sakyti hitus, bet aš juos perdainuoju savaip, kadangi aš jiem kuriu tekstus. Ir šiandien aš noriu jums priminti vieną seną dainą, kuriai šiemet sukanka 50 metų. Ir tai yra daina, kuri Frankui Sinatrai, ko gero, leido pasilikti scenoje, nors jisai ketino ją palikti. Ir ta proga jam buvo sukurta daina My Way. Ir šitai dainai aš parašiau savo tekstą. O jūs keičiate tekstą dėl to, kad jums nepatinka originalas, ar dėl to, kad norit savo parodyti? Tiesiog aš žinau, kad mano tėtis angliškai nesupranta, jam šitą dainą patinka ir jis nori žinoti, apie ką dainuojama šito dainoj. Ir daug tikrai pagyvenusių žmonių, kuriems ta daina tik graži muzika ir viskas. O kiek jūsų tėčiui metų? 85. Apie ką svajojat? Kad galbūt dainuočiau scenoj ir va šitą dainą padainuočiau dar labai negreitai savo, išeinančiam nuo scenos. Gerai. Labai įdomu paklausyti. Sėkmės. Ačiū. Spektaklis mano baigsis greit ir scenoj šviesą reikės gesinti. Draugai prieš tardamas sudie, norėčiau jums prisipažinti. Pasaulį tikrą pažinau, visais keliais lėkiau lyg vėjas. Visų svarbiausia gyvenau taip, kaip norėjau. O buvo metas, tai žinot patys, bandžiau pakelt
kiek matė akys, tad visko teko paragaut, nors daug kas tiko tik išspjaut, bet atlaikiau ir dar labiau savim tikėjau. Juokiaus, mylėjau ir verkiau, praradimus užglaistė laikas, nudžiūvus ašaroms mačiau, buvau laimingas tarsi vaikas ir toks dabar štai čia prieš jūs tą pasakyt senai norėjau. Esu laimingas, nes draugai aš jūs visus turėjau. Kas iš tiesų yra žmogus, težino vien tik tai dangus, bet tą jaučiu ir jums sakau, privalom eit, tik tai nešliaužt, likimo duota kiekvienam savąjį kelią. Man labai gražus tekstas buvo ir atlikimas buvo puikus. Jūs spinduliuojate šviesą. Tai yra... Kiekvieną kartą, kai pamatai žmogų šviesiomis, šiltomis akimis, tu nori... Tas jausmas, kai tu nori tiesti į rankas tiesiog ir susipažinti su juo, pabendrauti su juo. Jūs skleidžiate tą šiltą energiją. Dėkui. Ačiū Jums. Marijonai. Jo, jūs ne Sinatra, bet reikia pripažinti, kad sugeba dainuoti labai jausmingai ir labai jautriai ir ko gero ypač todėl, kad tai yra jūsų tekstas, kuris be jokios abejonės labai gražus. Ačiū Marina. Aš prisidedu prie jūsų abiejų išsakytų dalykų. Jūs tikrai labai skleidžiat šviesą, visiškai tai jaučiasi, kaip publika jūs priima. Ji visa tiesiog... Ir tai yra svarbiausias ženklas, kad jūs tikrai turit talentą ir jūs paliečiat žmonių širdis. Taigi, Marijonai. Taip. Aš sakau taip. Ačiū. Ir jūs turite 3 taip. Ačiū labai. Ir keliaujate į sekantį etapą. Jūs, žinokit, išgydyti netgi mane gyvenančius velnius išvarysit. Jūs kažką skleidžiat gero. Šiaip ramu, gera. Pravesim jūs čia pro Vilnių kelias vietas, kad išgytų visi. Laimingai. Ačiū. Viskas, sėkmės, Nagli.